Jade, kelkis, pakankamai išsimiegoji. Palik mane ramybėje, sapnavau šaunų sapną. Turime greitai susitvarkyti ir pasiruošti treniruotei. Merginos, kokius akių šešėlius turėčiau naudoti, mėlynus ar žalius? Oho, tu tik pabudai ir jau pasiruošus? Ar turi ką nors svarbaus nuveikti mokykloje, tu atsibundi auštant? Merginos, net jei turiu svarbių reikalų, niekam apie juos nepasakoju, taigi pasiklojau lovą, mano kambario pusė švari, o dabar apsisukit, man reikia persirengti palaidinę. Viršutinę palaidinę gali pasikeisti už šių spintos durų, mes nieko neaukosim dėl tavo patogumo. Gerai, supratau, merginos. Taigi, paėmiau lūpų blizgėsi, paėmiau tušą. Jade, kelkis, laikas. Na kaip aš galiu jas atitraukti? Mergaitės, pažiūrėkit, didžiulis juodas našlys voras leidžiasi nuo lūpų ant Veronikos. Ah! Kur jis? Ne, aš noriu suvalgyti. Nematau, atrodo mažas. Juokauju, merginos. Dar kartą labas rytas. Ah! Tuo prasme juokauja. Aš jau prie stalo. Eik šalin, jį mūsų skyrė. Mes niekada nesuprasim tarakonų jos galvoje. Nagi, duokit man ranką, ši kėdė tuoj subirės. Greitai. Sveiki. Labas. 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 Labas, Diana. Sveikos, merginos. Labas. Labas, Ema, ačiū už sūrio pyragą, buvo labai skanu. Mergaitės, Nastė Dana vos išėjo iš kambario su šiuo dienoraščiu. Supratau, bet svarbiausia, kad viskas pavyko. Taigi ar skaitysim Keitės dienoraštį? Taip, bet visi kiti popieriaus lapai buvo išplėšti, bet mes juos atseksime visą grandinę. Atėjau stebėti grandinės. Dieve mano, kodėl ji mokosi šioje mokykloje? Kodėl? Taigi, kokios yra juodosios našlės voro dalys? Galva, krūtinė, pilvas, kojos. Brangioji, tai lygiai toks pat kaip tu. Labai juokinga, žiūrėk. Jos vėl kažkur eina. Įdomu, ką tai reiškia? Manau, tai reiškia eiti su mumis. Na, tada eikime, jos pakvietė. Žinai, ką žūža? Man jau užtenka tavo įžulumo. Tiesiog užtenka. Aš ne žūža, aš dulsė. Netikra dulsė. Pabandyk ką nors sugadinti dulsę ir mes tau net leisim. Gerai, merginos, perskaitykime kitą puslapį iš Keitės dienoraščio. Labas! Jūs taip greitai ėjot, vos spėjom jūs pasivyti. Kodėl jūs bėgot paskui mus? Kas jūs pakvietė? O gal sekat mus? Mes nenorėjom jūsų sekti, mes stovėjom ir skaitėm apie vorą. O tada Dulsė mums parodė, eime su mumis. Šaunu, matai, Dulsė, jei esi su mumis, tik atneši problemų. Tai nereiškia, eik su mumis. Norėjau pasakyti, nežiūrėk į mus. Taip, Dulsė, tavo signalai neveikia. Nora, Hani, eikit į mokyklą. Dulsė jūsų nekvietė. Jūs nuolat mūsų atstumėt. Galbūt turėtumėm apie tai pasakyti panelį Evelyn? Dulsė, jei nori būti su mumis, būk atsargi ir nesinešiok uodegų. Diana, atverskim dienoraštį, įdomu, kas bus toliau. Taip, bet nepamirškit pusę puslapių išplėštą. Sveikas mano dienoraštį. Šiandien penktadienis ir šiandien nusprendžiau paslėpti brangiausius daiktus mokyklos kapinėse. Oho, ar ji ten slėpė kokį nors lobį? Nemanau, kad tai lobis, greičiau ten kažkokios mielos smulkmenėlės, kurias ji brangino. Galbūt deimantiniai žiedai? Dulsė, kur moksleivė Keitė galėtų gauti deimantinių žiedų? Na visi čia elitas. Taip, bet tai nereiškia, kad visi čia atsivežė deimantų. Diana, skaityk toliau, o tu, Dulsė, tylėk. Šaunu, kitas puslapis išplėštas. Taip, tokiu atveju mes nieko nesuprasim. Na gerai, bet mes žinom, kad kai kurie jos daiktai paslėpti kapinėse. Einam ir suraskim juos. Vaikinai, jau 12:30, o merginų niekur nematyti, ar jos tikrai pačios išėjo. Taip, radau joms dienoraštį ir jos mano, kad yra pačios šauniausios. Žinai kodėl, nes tame dienoraštyje tikriausiai parašyta, kaip suvilioti vilkolakį. Tad kaip jiems mūsų dabar reikia? Žinoma, mes jiems nesuteiksime nemirtingumo ir amžinosios jaunystės. Gerai, vaikinai, užteks keikti, merginas, girdėjau, kad tarp mūsų galimai yra vilkolakis. Gal tai tu, Konorai? Konoras? Taip, vaikinai, įsivaizduokite, dieną aš su jumis leidžiu laiko, darau namų darbus, o naktį kaukiu į mėnulį. Štai kaip būna. Wow! O, ar kada nors girdėjote tai naktį? Ne, jis tikrai ne vilkolakis. Bet vis tiek, vaikinai, mes jais pasitikėjome, o jos mus apgavo. Vaikinai, o kas jeigu merginas niekada negrįš? Mes nežinome, kur jos nuėjo.
Jei jos negrįš, eisime jų ieškoti. Taip ir tada mes taip pat dingsime. Vaikinai, jums viskas bus gerai su Konoru ir jo lasda, o futbolininkus naudosime kaip masalą. Jie mus labai erzina, jei nutiks kas nors šiurpaus, pirmiausiai susime juos. O taip, man patinka tokios istorijos ir nuotykiai. Troja, mes dar nesigilinome į jokias istorijas ar nuotykius. Sėdime kambaryje, ką tik bibliotekoje radome asmeninį dienoraštį, kur merginos pasiėmė ir pabėgo. O dabar Diana, Dana ir Nastė patiria nuotykius. Gerai, vaikinai, nepraraskite širdies, palaukime merginų, jos mums viską papasakos. Taip, nekantrauju. Lauksim ir prilauksim. Sveiki visi, nenorim nieko trukdyti. Mes čia su reikalais. Negaliu patikėti, kad čia miegojau. Pirmą kartą nebuvo taip baisu. Šiandien gali čia pasilikti ir pamiegoti. Merginos, jei būtumėt keitę, kur paslėptumėt jums labai brangius daiktus? Na, aš neslėpčiau kažko brangaus kapinėse, ši Keitė turbūt išprotėjo. Galbūt ji turėjo psichikos sutrikimų? Mergaitės, kaip jūs galite taip kalbėti? Mes dabar vaikštome su jos dienoraščiu ir sprendžiame šios mokyklos paslaptis. Štai jūs dabar diskutuojate apie Keitę, kad ji išprotėjo, bet jūs atėjote į kapinę, surengėt pikniką ir laukėt vilkolakio. O, Dulce, bent jau kažką protingo pasakėjai. Mergaitės, mes tikriausiai irgi nesame tokios jau pamišusios, bet, principe, dėl nemirtingumo būti keistam yra normalu. Diana, radai ką nors? Gal matai kažką? Ne, Žuža, aš ieškau, lygiai taip pat kaip ir tu. Mergaitės, pagalvokit, kur jūs paslėptumėt savo brangius mažus daiktus. Ar kada pagalvojai, kad čia maži daiktai galėjo būti palaidoti kartu su Keite? Na, juk nieko nekrapštysim, ar ne, Diana? Gerai, palaukit, merginos. Sveiki, šiandien šeštadienis, paslėpiau savo daiktus po didelę krosnimi. Tikiuosi, kad niekas jų neras išskyrus mane. Po didelę plokštę? O kur yra didžiausia plokštė? Štai, šitas sprogo nuo persivalgymo. Turėsiu jį sutrukdyti. O gal dar liko porą šokoladinių saldainių? Taip, Žuža, plyšusiam pilve. Na, merginos, reikia kažkaip jį pajudinti. Mažai tikėtina, kad turėsime pakankamai jėgų. Mergaitės, kol nepabandėm, nesužinosim. Svarbiausia, neužspringti. Na, merginos, pabandykim. Jis juda. Nagi dar truputį, merginos. Mes radom, merginos. Jei bus gražus papuošalas, įsigysiu pakabuką ir auskarus. Mes nesidalinsim šios merginos daiktais. Žuža, tu tikra kaupikė. Visą tai dėl kilnaus tikslo, Dulce, Žuža. Kad ir kas būtų viduje, niekas nieko iš to negaus. Oho, kaip sunku. Na, gal išpakuojam? Ne, mums reikia iš čia dingti, kad niekas mūsų čia nepagautų. Jų čia nėra. Vaikinai jų irgi neturi. Niekas niekada neleido praleisti mano pamokų. O gal jie sporto salėje? Augustai, ar jie palaikymo komanda? Tiksliai. Čia irgi tuščia, bet kokia netvarka. Rožiniam kambarį taip pat nėra nei vienos. Augustai, kur tavo akis? Ar taip stebi naujokus? Na, aš juos mačiau, jie šįryt ėjo pro registratūrą. Ar matėjas? Ir kur jos yra? Tuo juos surasiu. Geriau pasisteng. Draugai, dėmesio, kur Diana, Nastė, Dana ir Dulce? Kur jie yra, pasakykit man. Oi, jos pastebėjo, kad mergaitės dingo. Augustai, matėm Dianą ryte besiruošiančią kažkur eiti, pasipurškė kvepalais, apsiovė kulniukus ir pabėgo. Tikiuosi su visam. Panelė Evelin, gal jie nuėjo apsipirkti? Apsipirkti? Ką, pėsčiomis? Automobilis pastatytas kieme. Taigi aš visur lakstau jų ieškodama, net striukės nespėjau apsirengti. Augustai, kodėl man nepasakei? Nesvarbu, gal kas nors ką nors žino? Mes nežinome, mes treniravomės.
Mes ketinome praustis padušu. Mes jas matėm. Kur jas matėjai? Pasakyk man tuo jau pat. Augustai, nusiramink. Jūs, mano brangiosios. O kur jos? Mes nežinom, kur jos yra, bet matėm jas ant laiptų už mokyklos. Taip, jos turėjo kažkokią užrašų knygelę ir labai skubėjo kažkur nueiti. Norėjome eiti su jomis, bet jos mums neleido. Ar visos buvo ten? Naujokės ir Dulcė? Taip, jų buvo 4. Koks keistas derinys. Dulcė ir naujokai. Atrodo, kad jie konfliktuoja. Nesvarbu. Draugai, kai tik kas nors jos pastebės, liepkite joms nedelsiant ateiti pas mane. Šiandien jos gaus specialią bausmę. Yes! Šiandien mūsų gatvė šventė. Diana apsirengė nebereikalą, ypač dėl šios ypatingos bausmės. Štai ką jį gauna už vorą, jau tikėjausi jį praryti. Panelė Evelin, ar galime dabar eiti į dušą? Taip, norėčiau persirinkti. Jau pats laikas. Visa salė dvokia, fu. Panelė Evelin, mes mielai padėjom. Šaunuolės merginos. Augustai, išmok. Kaip turėtų veikti tavo akis? O gal jau sensti? Panelė Evelin, aš dar gana jaunas. Apžiūrėsim ir suplanuosim tau susitikimą su oftalmologu. Nora, Hani, kviečiu jūs į kavinę. Šiandien vaišinu. Emos arbatpinigiai bus dosnus. O, ačiū. Aš jau pakeliu į panelę Evelin. O kaip aš, panelė Evelin? Aš dešinioji ranka. Vaikinai, ką jūs poksote? Eikite iš čia. O, vargšas Augustas. Jis visada toks konfliktų berniukas. Taip, naujokės dingo, Augustas nubaustas. Taip ir naujokės tai supras. Matot, merginos, mes ėjome pro slaptą praėjimą ir niekas mūsų net nepastebėjo, tarsi niekur nebūtume buvę. Sveikos, merginos, kodėl tai padarėte? Radome dienoraštį ir dabar jums mūsų nereikia, ar ne? Mes jūsų labai ilgai laukime, bet jūs taip ir neatėjote mūsų pasimti. O jūs laukiat manęs, vaikinai? Merginos, tai nejuokinga, jūs turite problemų. Mūsų mokytoja Evelina apvertė visą mokyklą aukštyn kojomis. Tai tikrai blogai. Taigi, kas dabar mums nutiks? Einam ir paslėpiam dėžę. Beje, ką ten turi? Tai keitės merginos iš dienoraščio daiktai. Einam, vaikinai, galite eiti su mumis. Tiesiog nemanėm, kad jums bus įdomu mergaitės dienoraštis, mergaitės daiktai. Tai kodėl mūsų nepasivedėjai? Berniukai nereikalingi. Vaikinai, to, ką padarė mes, jūs niekada nebūtumėte išdrįsę padaryti. Jie apsišlapintų iš baimės. O ką tu padarėjai, ko mes bijotumėm? Mes buvom kapinėse, tomis pačiomis rankomis perkeliame plokštę ir išnešėme keitės daiktus. Oho, merginos, jūs esate super mega drąsios. Teisingai. Taigi tikiuosi, kad mūsų rizika nebuvo veltui ir šiame langelėje rasime atsakymus į dienoraščio klausimus. Gal keitę galima pasakyti, kaip surasti vilkolakį, labai noriu su juo susitikti. Dulcė, pamiršk apie vilkolakį, tau leidžiama tik pažvelgti šios dėžės turinį ir tada mūsų keliai išsiskirs. Dulcė, Leo ir vilkolakis, jis naktimis staugia, tik nenori to pripažinti. Konorai, užteks. Ir jis taip pat lunatiškai vaikšto. Gerai, liaukis. Jei vilkolakis yra Leo, aš jo neįsimylėsiu, jis man per mažas. Įdomu, kiek šiai dėžiai metų, atrodo, kad ji visiškai supuvusi. Nesupuvus, tik purvina. Kapų purvas, Nastė. Na, draugai, pagaliau atrišau šias virves, dėžė atidaryta. Supratau, tiesiog mergaitiški dalykai. Taip, bet šiuose daiktuose gali būti kažkas svarbaus. O, pažiūrėkit, į šią piniginę atrodo, kad jai 300 metų, o gal ir daugiau. Ir jau užrakinta. Tai dabar neatidarysime mes jo? Geriau laikykit dėžę. O, kokia šauni maža skrinė, pasiimsiu ją savo. Nastė, mes sutarėm, kad niekas nieko savo nepasiims. Niekas nieko savo nepasiims. Vaikinai, kokia šauni dėžutė, žiūrėkit, čia yra papuošalų. O, papuošalai tai kaip iš darželio. Vaikinai, lyg kada nors būtų buvęs toks pasirinkimas kaip šiais laikais. Ir štai šiek tiek pastabos. Piniginėje yra raktai nuo slaptų durų, kurios veda... Nesuprantu rašysenos, duok man. Kurios veda... Atsakymas slypi dienoraštyje. Šaunu. Bet išplėšti puslapį, kaip atidaryti piniginę užrakinta. Gal čia kažkas yra? Tai... Va, keli raktai. Gal čia skirti rankiniai? Pabandykim. Koks raktas, vaikinai? Jis labiau panašus į raktą nuo kokio nors didžiulio sandėlio, o ne į rankinę. Kas ten yra, nagi? Draugai, rankinė atidaryta. O kas viduje? Šaunu, nieko ypatingo, tik kažkoks meškiukas.
Panašu, kad Keitė mus apgavo. Duok man. Na kas ten yra? Matot, dar vienas raštelis. Jei jūsų yra 3, būkite atsargus, pavojus visada šalia. Mergaitės nesijaudinkit, dabar mūsų yra 4. Dulcija, nemanau, kad tu tinki šią istorijai, buvo paminėti 3 žmonės, tai aš, Nastė ir Dana. Taigi žiūrėkit, čia yra gumytė, kuri atskleidžia tikrai didelę paslaptį. Taip pat yra mielas mažas širdies formos veidrodėlis, netgi lūpų blizgesys ir tie patys raktai, kurie atidaro duris. Įdomu, kurios durys? Sužinosim vėliau, bet gerai, kad bent kažką radom. Na, Keitė, nieko savo, slėpti tokius šlamštus po antkapių, kam to reikia? Diana, šiais laikais galbūt ir atrodo kaip šlamštas, bet anuomet turbūt buvo gana šaunu. Ir aš tą veidroduką pasiliksiu, jis labai mielas. Gerai, bičiuli, pabandykim visą tai išsiaiškinti, kad niekas įskyrus mūsų apie tai nežinotų. Turime surasti tas slaptas duris ir pažiūrėti, kur jos mus nuves. O, žiūrėkit, panelė Evelyn jau rado savo naujas numylėtinės. Bet jos apgavo, dabar jos sėdi ir vaišina jas keksiukais. Mergaitės, ar nežinot, panelė Evelyn jums tiesiog naudojasi. Vieną dieną ji renkasi jas, kitą kitas. Įdomu, kokios bausmės bus skirtos naujokiams. Tai panelė Evelyn, Diana, Dana ir Nastė yra labai keistos, ypač Dana, ji tiesiog tokia siaubingai keista. Diana nuolat mums pasakoja apie visokius keistus dalykus šioje mokykloje. Taip, ką dar jis sako? Taip, ji visada sako, kad ši mokykla pilna paslapčių ir mįslių. Mes žinoma irgi apie tai kalbėjomės, bet tai buvo tik pokštas. Visur yra paslėptų paslapčių, bet geriausia nesikišti kitų žmonių reikalus. Kitų žmonių paslaptys yra tabu. Tabu. Mes tai pasakysim Danai. Augustai, gal dar kakavos ar kompoto? Ne, ačiū, Ema. Ema, kiek man metų atrodo tau? Kaip tu galvoji? Kaip man atrodo, kiek man metų? Na, atrodai labai jaunas, apie 50 metų. Ema, kiek man metų? 50? Bet aš tiesiog nesuprantu vyrų amžiaus. Ema, ar turi kokio nors prakeikto kompoto? Mes iš šio baigiamės nuo šio ryto. Tada 3 limonadus. 50 metų, ar laikas tikrai taip greitai bėga? Aš nieko nesuprantu. Merginos į čia. Kelio atgal nėra. Jos atėjo. Mums taip pat malonu jūs matyti, merginos. Ir štai jos mūsų dingusios žvaigždės. Diana, Dana, Nastė. Prašau, ateikit čia. Jaučiuosi kaip pirmokė. Įdomu, ką ji mums dabar pasakys. Ar manai, kad suklydom išduodamos? Nežinau, pamatysim. Šios jaunos panelės nusprendė, kad jų laikas vertingesnis už mano pamoką. Jos nusprendė praleisti pamokas ir aš negaliu pakęsti, kai kas nors mano esas protingesnis už mokyklą. Jūsų limonadas? Tu, Ema, irgi pasilik. Taip, naujokės mano, kad yra protingiausios. Bet tai netiesa. Mėly mokiniai, pasakykit man, kas nutinka tiems, kurie slepia paslaptis ir švaisto žinias? Šaunu, šiandien mūsų laukia bausmė. Ir šiandien paskambinsiu mamai. Tegul jos budi visą savaitę naktį. O, gera mintis. Jade. O dieve mano, tai tokia baisi bausmė. Visai nebaisi bausmė, stebėkit, gerai, mes stebėsim. Naktį, gerai, naktį. Gera bausmė, Jade, bet aš turiu geresnę. Juk visą savaitę turėsit plauti indus. Tai ar mes dabar padavėjos? Ne, jūs indų plovėjos. Tai sugadins mano nagus? Ne, na tai tikrai nesąmonė. Tai ką aš dabar darysiu? Tiesiog kepk savo skanius kruasanus, o merginos išplaus indus. Mes galim su to susitvarkyti. Tai ir viskas, nuosprendis yra. Tarnaukit ir galbūt liksit gyvos. Ačiū. Einam iš čia, merginos. Indai laukia jūsų kriauklėje.